ilgas kelias tarp trumpų naktų, ilgas kelias, o man vėl neramu, dvelkia naktys virpančių šalčių. Aš norėčiau priglust prie tavųjų pečių, aš miegočiau tavo glėbyje ir sapnuočiau mudu danguje, bet keliauju aš kažkur toli, kur dingai miela, šiam ilgam kely, su tavim kartu, būt su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti, man labai sunku, kur tu pradingai, pradingai. O kaip susijęs ilgas kelias ir Malta? Nes tapti tikrų maltiečių tai ilgas kelias. Tarp kitko galėtume su Migle pasidalyti apie Maltos kelią. Ar atsimeni, kai nedrįsdavai prieiti prie senyvo žmogaus? Taip, atsimenu. O dabar kaip tau? Žinok, dabar man smagu ir geriau. Matyti, kai mūsų seneliai apsidžiaugia, kai mes juos aplankome. Supratau, ką reiškia būti senu ir vienišu žmogumi, nes tas pats gali nutikti ir man. Beje, ar atsimeni tą dainą, kurią dainavom su seneliais? Tai buvo vienas iš smagiausių vakarų su jais. Taip. O buvo kažkas panašaus. Buvo gera gaspadinė, gero vyro žmona, ir suspaudė saldų sūrį su saldžia smetona. Oha, 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 oja, 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 ir suspaudė saldų sūrį su saldžia smetona. O kas tau buvo iš tikrųjų sunkiausias savanoriauti? Žinai, kas man buvo sunkiausia? Kažkaip su vaikais. Kai nežinojau žaidimų, buvo sunku juos sutramdyti, suprasti. Taip pat tapti autoritetu, bet taip ir draugu. Dabar žinau ir daug išmokau. O mes vaikai, o mes pasaulis, o mes vaikai, tie kur bėgiojom basomis po sniegą. Nusimint neverta, dar viskas ateity. Pasaulis bus kitoks, jei būsim geresni. O ką tu išmokai per šiuos metus? Per tiek daug metų išmokau būti atsakinga, drąsia. Išmokau atstovėti mus, maltiečius, ir kartu žmonės, kuriais rūpinamės. Atradau daug įdomių ir sutikau daug įdomių, tiksliau, žmonių ir suradau tikrai tikrų gerų draugų.